Sveiki, ir vėl mes sutinkam ir šiandieną vėl kalbam apie šiuolaikinės filosofijos naujas koncepcijas. Tai dabar šiandieną tiesiog antianalizė. Tai keletą antianalizės pagrindinių principų. Pirmas. Sąmoningai kitaip interpretuoti realybės faktus, suvokiant, kad jie yra visiškai kitokie. Ką aš turiu omeny? Mes sąmoningai paimam faktą ir interpretuojam taip, kaip mes norim. Toliau. Sąmoningai perkurt faktus, tikslingai klaidinant, juos interpretuoja. Ką turim omeny? Surinkam faktus, perkuriam juos, padarom tokią pusiau tiesą ir juos interpretuojam taip, kaip mums patogu. Kūriam naujus konstruktus, kurie neturi nieko bendro su realybė. Visada tas klausimas aktualus, ar idėjos pirmiausia, ar realybė. Tai antianalizė kalba, kad ne, mes sukurkim konstruktą, sukurkim kažkokią savoką idėją ir pabandykim primesti realybei. Toliau, antianalizės metu ieškom labai keistų, neadekvačių interpretacijų. Kodėl? Tam, kad kažkaip, kad atkreiptų dėmesį į tai, ką jūs kalbat. Nes jeigu mes kalbam tą patį pastoviai, tai po to tai yra nedirgiklis. Bet jeigu kažką pasakom kitaip suinterpretuojam, galbūt visiškai netiksliai, tada žmonės atkreipia į tai dėmesį. Sekantis principas. Antianalizės pagrindinis tikslas – paįvairinti egzistuojančius konceptus, neatsižvelgiant į jų pagrįstumą. Nereikia jokio pagrįstumo, užtenka tiesiog sugeneruoti idėją vieną arba kitą ir ją padaryti. Ir paskutinis. Antianalizė analizuoja realius faktus tam, kad juos iškraipyti. Kitaip sakant, pirminis darbas jis turi būti labai sąmoningai ir tiksliai atliktas, kad mes suvoktume realiai, kas yra. Ir po to sąmoningai tai iškraipam. Tai nėra kažkoks pakylėjimas, ne? Aš suvokiu realybę, bet sąmoningai iškraipau ją ir sukuriu. Kodėl reikalingas šitas dalykas? Todėl, kad šiame pasaulyje nebūtinai laimi tai, kas yra realu, nebūtinai tai, kas yra tikslu. Labai dažnai mus valdo kažkokios idėjos, konstruktai, savokos ir žmonės dėl to aukojasi. Kaip pavyzdys. Karai, religinės kažkokios konfliktinės situacijos. Visa tai yra antianalizės pasekmės. Žiūrim į pasaulį, analizuojam jį ir interpretuojam taip, kaip norim. Tai sėkmės ir iki sekančių susitikimų.